Šiandien papasakosiu apie vieną labiausiai Lietuvą sukrėtusių istorijų, kai Panevėžyje du sadistai ir maniakai žiauriai nukankinę stotelėje sutikta mergina ją vėliau sudegino gyvą. 2013 rugsėjo 20 dienos vakarą du prieš tai nekartą teisti draugai Julius Jakubaitis ir Deividas Antanaitis savo bendrabutyje stebėjo Lietuvos rinktinės Europos krepšinio čempionato pusfinalio varžybas prieš Kroatiją. Lietuvai laimėjus, šie kartu su keletą kitų draugų išėjo švęsti pergalę į miestą. Tiksliau į šalia bendrabučio esančią skylę, vietinių pramintą duobę. Duobėje vyrai gėrė pigų alkoholį. Vakarų įsibėgėjus jų kompanija įsivėlė į muštynes. Buvo iškviesta policija, tačiau vyrai išsilakstė. Vakaro pratęsti liko tik du draugai. Jiedu nusprendė grįžti į bendrabučio kambarį, kur toliau gėrė ir svaiginosi. Jau kitos paros metu, rugsėjo 21 dieną, apie 6 valandą ryto du girti ir nuo narkotinių medžiagų apsvaigę vyrai nusprendė nuvažiuoti kebabų, vyko automobiliu Volkswagen Passat. Bevažiuojant Panevėžio gatvėmis vyrai vienoje autobusų stotelėje pamatė stovinčią nepažįstamą merginą. 17-metę Panevėžio priemiestyje esančio Dembavos kaimo gyventoją. Anksčiau nekartą teisti recidivistai nusprendė, kad tai puikia proga liguistai užbaigti penktadienio vakarą pradėtas šėliones. Privažiavę stotelę vyrai išlipo ir staiga puolė prie merginos. Jėga ją įgrūdo į automobilį ir ėmė vežioti po Panevėžį. Važiuojant jie grasino ir smūgiavo rankomis. Užpuolikai tuomet nusprendė pavažiuoti kur atokiau, į miškingą vietovę šalia Nevėžio upės. Šalia žvyrkelio sustoję vyrai vienas po kito ėmė paauglę prievartauti. Pasinaudoję mergina, ją įmetė į automobilio bagažinę ir išvažiavo. Vežama automobilio bagažinėje auka pasislėptų telefonu 10 kartų skambino į bendrąjį pagalbos centrą. 112 operatoriai jį paaiškino, kad yra pagrobta, išprievartauta ir kažkur gabenama bagažinėje. Ji maldavo pagalbos, nes ją vežantis vyrai gabeno ją nuskandinti. Deja, pasak bendrojo pagalbos centro, kadangi telefone nebuvo SIM kortelės, sistema negalėjo aptikti tikslios jos buvimo vietos. Nors ant kojų buvo sukelti visi tą rytą Panevėžyje budėję policijos ekipažai, automobilio jiems laiku surasti nepavyko. Tuo tarpu Passatų važiuojantis vyrai svarstė, ką daryti toliau. Kartu nusprendė, kad reikia atsikratyti įkalčių, todėl sustojo žvyrkelyje ir padegė Jakubaičio broliui priklausiusį automobilį, bagažinėje paliekant įkalintą paauglę. Auka buvo sudeginta gyva, cituojant teismą, sukeliant ypač didelės kančias. Merginą palikus agonijoje vyrai pėsčiomis pasišalino Panevėžio miesto link. Degantį automobilį po maždaug valandos pamatė pro šalį einanti moteris, kuri iškvietė pagalbą. Atvykus ugniagesiams ir užgesinus Volkswagen Passat, bagažinėje buvo rasti ir nepilnametės palaikai. Po kelių valandų skirtingose vietose Panevėžio policija sulaikė ir abu budelius, kurie areštinėje vertė kaltę vienas kitam. Bylą ištyręs teismas žudikus apibūdino kaip žmogiškumo neturinčius, pavojingus, itin ciniškus ir žiaurius asmenis, kuriuos nutarė izoliuoti nuo visuomenės visam laikui. Skyrė bausmes iki gyvos galvos. Dar belaukiantis bausmės 23 metų Deividas Antanaitis teismui pateikė skundą, kad yra pažeidžiamos jo teisės, kalėjimo tualete neva neužtikrinamas jo privatumas ir šis negali niekieno nestebimas masturbuotis. Teismo prašė jam priteisti 5000 eurų. Nors jokių pinigų Antanaitis negavo, teismas sutiko, kad privatumas kaliniui turėjo būti užtikrintas. O štai po kelių metų, 10 metų už draugą budelį vyresnis, Julius Jakubaitis teismui taip pat pateikė skundą. Prašė sušvelninti bausmę. Dėl savo veiksmų kaltino narkotikus ir alkoholį. Teigė, kad yra kankinys ir yra pažeidžiamos jo žmogaus teisės, o skirtoji bausmė nehumaniška. Tačiau teismas nusprendė, kad nuteistojo bausmė galutinė ir neskundžiama. Jakubaitis teismui skundėsi dėl daugelio dalykų. Pavyzdžiui, kad kalėjime dyla jo batai. Viskas, ką iš to gavo, galų gale buvo liaudiškai tariant červonsas.
10 eurų. Tokią sumą teismas priteisė Dembavos budeliui Juliui Jakubaičiui dėl netinkamo kalinimo sąlygų. Teismas nustatė, kad Jakubaičiui vieną dieną buvo pažeista teisė į tinkamą kameros plotą, nors pats nuteistasis skundėsi ankštose kamerose praleidęs pusmetį. Jakubaitis skunde taip pat nurodė nepatogius kalinimo įstaigos pasivaikščiojimo takelius, kuriais vaikštant gadinasi batai. Taip pat skundėsi kalkėtomis sienomis, kurios neva tepa drabužius, ir nepastogų esančiais suoliukais, kurie būna šlapi, kai lyja ir sninga. Supratę, kad visą gyvenimą teks praleisti už grotų, abu nuteistieji taip pat pradėjo suokti, jog naktimis ėmė girdėti įvairius balsus. Blogai miega, jiems esą net vaidenasi. Ir ne bet kas, o jų auka. Siekdami švelnesnės bausmės prašė jiems paskirti psichiatrijos ekspertizę. Tačiau teismas tokius prašymus atmetė kaip nepagrįstus. Mat dar prieš teismo nuosprendį abu vyrai buvo įvertinti kaip sveiko proto ir savo veiksmus suvokiantys. Prieš metus, po nusikaltimo praėjus jau 11 metų, žurnalistui Dainiui Sinkevičiui Antanaitis atviravo, kad bausmė jam buvo skirta neteisinga, o dėl negailestingo nužudimo šis kaltino narkotikus. Nusikaltimą padariau, ne būdams apsvaigs nuo narkotikų, tik nuo narkotikų. Tai yra skaudi tema man. Bet kodėl padarėt, pavyzdžiui, galit savo paaiškinti? Dėl narkotikų. O ta bausmė, tarkim, teisingai jums, manot, teisingai gavot iki gyvos galvos? Aš manau, neteisingai. O aukos artimieji Lietuvą padavė į teismą, nes bendrajam pagalbos centrui nepavyko nustatyti skambučio lokacijos, dėl ko mergina neteko galimybės būti išgelbėta. BPC atstovai tuomet gynėsi, kad techniškai nustatyti skambinimo lokacijos tuomet nebuvo įmanoma. Tačiau teismas tuomet nustatė, kad ryšių reguliavimo tarnyba ir vidaus reikalų ministerija privalėjo užtikrinti galimybę nustatyti skambinančiojo asmens vietą, kai skambinama įrenginiu net be SIM kortelės. O tuomet turėta sistema neatitiko ES direktyvos nuostatų. Sudegintos merginos artimiesiems iš valstybės institucijų, nors buvo reikalaujama priteisti 4 milijonus eurų, priteisė 250 000 eurų neturtinės žalos. 2013-aisiais du vyrai žagino nepilnametę ir vežė ją bagažinėje. Mergina valandą laiko skambino bendruoju pagalbos telefonu, tačiau pareigūnams nepavyko nustatyti tikslios jos buvimo vietos ir 17-metė buvo gyva sudeginta bagažinėje. Administracinio teismo sprendimu kompensaciją turės mokėti valstybė, atstovaujama bendrojo pagalbos centro, ryšių reguliavimo tarnybos ir vidaus reikalų ministerijos. Šis sprendimas teisininkų teigimu formuoja naują praktiką, kai žalą dėl neteisėtų valstybės veiksmų galima prisiteisti po mirties. Kompensacija atitenka paveldėtojams. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, paspauskite mygtuką patinka ir jei to dar nesate padarę, prenumeruokite mano kanalą. Dėkuoju už palaikymą. Iki kito karto.